laimo kryžių sukalbėkime vieną poterėlį. Tipo poterių. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tėvynė tavo karalystė, tiesi tavo valia, kaip danguje, taip žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo Amen. Prašome žemėj taikos, kad semtus valstybių valdovai neblėstančios tavo šviesos. O Dieve aukščiausias valdove, šis žemės ir melsvo dangaus, mes prašome tavo malonės, neskriauski šio vargšo žmogaus. Palaiminki darbus artojų, kasdieniškus rūpesčius jų, palaimink rugius, vasarojų, melsvasias akis ežerų. Pažvelk į kiekvieną sodybą, kur kabo paveikslai šventi, ir kryžius suranda savo vietą, nors buvo laikai nelemti. Kaip randa margieji drugeliai, namus savo gražiausiai gėliai, mes meldžiam, kad kryžius stovėtų per amžių šitoj pakelėj. Labai džiugu, kad jūsų tiek daug susirinko ir prašom truputį dėmesį. Tėviškė. Ramu į tėviškę sugrįžti, keliais kur veda į namus ir čia kaip žydinčią jaunystę paklaust, kur išblaškys pasaulis mus. Aš nebeklausiu gal nuo lino, kas laimę bėgančią pavys. Užteks man vasarą palydint, atmint saulėlydžių ugnis. Nebedainuos dainų lopšinų, toli ten mieganti giria.
tik vėjai įskalaus krūtinę ir išneš mane iš čia. Nors aš nenoriu melsvo šilko ir saulės sesės ant laukų, bet aš tavęs, o tėviškė, išsiilgau ir tau vienai tikėt galiu. Tėvų namai, palaimintas kampelis, su vaikiškais džiaugsmais ir nuskaudų kerčiais. Čia lai prasideda ir baigias kelias, čia skaudžiai juntama būties dalykštė. Kas kartą grįžta į svajonių raistą, rudens šalna paženklinta galva ir skausmą ryjam tartum kartų maistą, nes šitaip nyksta Lietuva. Senam sode skarelio nebaluoja ir šilto žvilgsnio nebėra languos. Takelį žiedlapiai balti nukloja, gegutė mama tavo vardą ištarės. Nuo praėjusio mūsų kaimo susitikimo praėjo 4 metai. Per tą laiką mūsų kaime aplankė 11 gandrų, kurie atnešė 11 naujagimių. Į Anapilį iškeliavo taip pat mūsų 11 kaimo žmonių. Todėl visus susirinkusius prašau pagerbti Anapilį išėjusius tylos minutę. Ačiū. Ir nereikia man didesnių nieko, tik prie žemės prisiglaus brangios, nutitėviškės arimų sliekų, mėlyną rugelėlę ruduos. Dabar truputis apie mūsų kaimą. Mūsų kaime šiai dienai yra registruota 214 gyventojų. Yra užsiregistravę 18 ūkininkų ūkius. Tarp garbaus amžiaus ūkininkų sulaukė Evė ir Antanas Tankievičiais. Jiems nenusileidžia Ramutė ir Česlavas Paklauskai. Senelių ir tėvų bėdomis sėkmingai žengia ir jaunieji ūkininkai Arūnas ir Kęstutis Gauskai. Džiugu, kad jauni žmonės nepabūgsta sunkaus žemdirbio atrūso. Su meile dirba tėviškės laukuose, augina atžalas, savo pamainą. Kiti mūsų kaimo gyventojai dirba įmonėje Ąžuolas, kiti Lazdijų savivaldybėje, Veisiejų seniūnijoje, Druskininkų sanatorijose ir kitur. Kur tu likai, o tėviškės kampelį, seni gimti namai ir sodo žaluma. Ar dar lakštutė gieda čia medelį? Ar dega dar gimtų namų šviesa? Ar žydi vyšnios, obelis vaisius nokina? Ar krykščia pievose žiogai pasi? Ar tėvas dar rudus augina? Tokiais ir kitokiais žodžiais į mus šiandien kreipiasi mūsų vaikai, sesės, broliai, Jolita, Irma, Eglė, Almantas, Vytas, Rūta, Elvyra, Romas ir kiti. Jie kaip ir daug Lietuvos vaikų triūsia svetur. Mūsų nuoširdūs sveikinimai. Mes su jumis ir laukiame pagrįžti namo. Kaime yra įsikūrusi Varnėnų kaimo bendruomenė, kurios vaiką savo rankose stipriai laiko Žydrūnas Vitkauskas. Tai jaunas žmogus, aukojantis savo laisvalaikį tam, kad bendruomenė laimėtų aibę projektų, kurių dėka kaimas gražėja, turi progų pakeliauti, vaikai turi galimybę naudotis kompiuteriais, vykti į išvykas. Todėl dabar žodis Žydrūnui. Labą dieną visiems susirinkusiems. Smagu, kad čia tikrai daug žmonių atvyko. Daugelio žmonių nepažįstu, sakykim taip, kadangi esu gyvenęs, bet vyresnio amžiaus yra. Ir kadangi jaunas esu pirmininkas, tai aš kalbą pasirašiau, kadangi nedažnai tenka kalbėti. Tai kiekviena šventė, tai galimybė susitikti kaimynams, seniai matytiems draugams, pažįstamiems,
susiburti kartoms, seneliams, tėvams, vaikams, anūkams, proanūkiams. O šventė, skirta kaimui, leidžia ne tik džiaugtis, šypsotis ir juoktis, bet į viską pažvelgti kitaip. Sustoti ir susivokti, kad skubėdami pamiršome paklausti, kaip tu gyveni, pamatyti ir nustebti, kad užaugo vaikai ir pakėlė sparnus, o tėvai liko sodybose laukti jų grįžtančių. Susitikti su žmonėmis ir pasidalinti džiaugsmais, kurie kartais atrodo tokie menki, tačiau būtent jie mumise kuria žmogiškumą. Įsitikinti, kaip gali gimtasis kaimas keistis, gražėti ir likti toks pats širdžiai mylimas. Aš kaip bendruomenės pirmininkas visada džiaugiuosi iniciatyvą. Būtent iniciatyvumas gali mums padėti veikti ir užtikrinti, kad Varnėnai gyvuotų karta iš kartos, išlaikydama tradicijas, savo kultūrą ir puoselėtų tai, kas nepakeičiama, kas mus išskiria unikalumu savame krašte. Norisi tik vieną, tapkime dar aktyvesni, kurkime bendruomeniškumo jausmą ir džiaukimės mažais žingsniais, kuriais galime nuveikti didelius darbus. Reikia nedaug tik išklausyti, siūlyti, kalbėti ir ieškoti bendrų kompromisų. Čia viskas panašu į šeimą. Kalbamės, siūlome ir nusprendžiame. Kartais susipykstam ir vėl susitaikim. Ir viską vainikuoti galime rezultatais, kurie mūsų kaimą gali ugdyti, puoselėti, o žmonėms suteikti galimybės tapti drąsesniais veikloje ir nebijoti naujų žingsnių. Todėl tiek kaimo gyventojams, tiek svečiams linkiu paprastų dalykų – šilumos, jausmo širdyse, natūralaus spindesio akyse ir naujų idėjų, kad galėtume kartu jas įgyvendinti. Gražios šventės visiems. Mielas pirmininkė Žydrūnai, norime jūs apjuosti draugystės ir pagarbos juostą, kurią išaudė darbščios Česnavičienės Reginos rankos. Taip pat į sceną kviečiame bendruomenės įkūrėją Onutę Gausienę. Irgi norime apjuos draugystės ir pagarbos. O dabar pas mus svečiuose mūsų kaimiškos seniūnijos seniūnas Zenonas Sabaliauskas ir prašom keletą žodžių mūsų kaimų. Nenusipelniau užlipti ant šitos gražios scenos, nes kaip matot, žmonės, kurie čia šitoj scenoj, tai daug darbų gražių nudirbo Varnėnų labui. Džiaugiuosi kartu aš su jais, kartu džiaugiuosi su visa Varnėnų bendruomenė, su aplinkiniais kaimais, visa Varnėnų seniūnaityje, kad jūs sugeba tokias šventės organizuoti. Varnėnai man patinka labai tuo, kad jie pirmieji mūsų seniūnijoje, aš manau, kad vieni pirmųjų rajone pajuto, kad už juos jokia valdžia, jokie atėjūnai nieko gero nenuveiks, jeigu patys nesimsit iniciatyvos, nesims daryti tai, ko mato svarbiausia, ko reikia šitam kaimui. Prisimenu labai gerai, kai 2000 metais jūs svarstėt, kur jums geriau, ar prie Druskininkų, ar prie Lazdijų, likot tokiam parubėžį, Lazdijų rajone, bet širdis aišku nenutolo ir nuo Druskininkų savivaldybės, nuo Leipalingio parapijos, kurie jūs priklausot. Aš manau, kad tai irgi nėra blogai, jūs galite palyginti, kaip gyvena jūsų kaimynai, kaip gyvenat jūs, o kad gyvenat neblogai, tai reikia pripažinti, nes žmonės, kurie nenori švenčių, tai sakau, tie gyvena blogai, o tie, kurie nori susitikti, pasirodyti, ką patys nuveikė, pasižiūrėti, ką kaimynas, ką prietelius nuveikė gero, tai jau matyt kažko siekia geresnio. Džiaugdamasis jūsų švente, jūsų pagerėjusiu gyvenimu, tokiu požiūriu į šviesesnę ateitį, noriu pasakyti, kad į svečius be dovanų važiuoti yra negražu, tai šiokių dovanų ir aš atvežiau. Liko jos mašinoje, bet tai ne tai svarbiausia. Aš norėčiau pasakyti, kad geriausia dovana iš seniūno tai bus, kad seniūnas nepamirštų šito kaimo ir ne tik dovanų atsivežtų šventę, bet nuolat rūpintųsi tuo kaimu. Tai aš pasižadu, kad į mūsų galimybėm, kokios leidžia mūsų galimybės, tikrai nepamiršim Varnėnų, šiek tiek mūsų pinigai vėliau ateina, negu reikėjo jums iki šventės, bet tikrai skirsime lėšų Varnėnų kaimui
labai noriu pasidžiaugti, kad turit puikų seniūnaitį. Man tai yra didelis pagalbininkas. Jaučiat visi, kad Vytenio rūpesčių, Vytenio tiesiog dideliais darbais žmonės, kurie turi atidirbti darbus, tie, kurie priimti per viešuosius darbus, nudirbo šiemet ir kitais ir pernai metais didelius darbus. Tai džiaugiuosi aš jumis labai. Sveikinu šitą gražią šventę. Sveikinu visas Onas kaimo, kurios vakar šventė savo vardadienį, bet švenčia šiandien ir švęs rytoj. Sveikinu visus jūs, linkiu jums santarvės jūsų šeimose, susiklausimo jūsų visam kaimui. Labai džiugu, kad jūs visi kartu. Sveikinu jūs ir linkiu gražios šventės. Ačiū. Ir pakartosiu poeto žodžius. Kad žemę mylėtum, nekeiktum dangaus, daryk nors vieno bičiulio brangaus. O pasirodo, kad mes tų bičiulių, kaimynų, draugų tikrai turime daug, daug, daug. Brangus kaimynai, sesės, broliai, dėdės, tetos, močiutės ir dėdukai, jūs nesvečiuose. Jūs šiandien atvažiavote į savo gimtuosius namus. Tad norim pasveikinti visus atvykusius, palinkėti, kad visiems būtų linksma, kad visi pabūtume kartu, prisiminimai sugrįžtume į jaunystę, paspaustume ranką seniai matytą, šiltai apsikabintume. Nuoširdus reikia pasakyti ačiū visiems Varnėnų gyventojams, visiems svečiams, kurie padėjo pasiruošti šitai šventai. Pirmiausiai dėkoju šeimininkei Julijai, UAB Ąžuolas ir jos vadovui, Varnėnų kaimo jaunimui, ir mūsų ansambliui, kuris linksmis Eglantą, o jaunimas sako Atlantą. Ne, čia Eglantą, Eglė ir Antanas. Ir norėtume dabar, kad tokia mūsų kraštiečio iš Gretimo kaimo poeto Petros Dimšos daina jūs kaip nors palinksminti. Tūkstančius metų jau Baltija glosto gintaro krantą šalies Lietuvos. Mano garbė ir mano įprastas, mano tvirtovė ant Vilniaus kalvos. Ežerų akimis tu į tolį žvelgi, kur Nemunas pievomis plaukia. Čia kalena gandrai prie sodybų margi ir akys paklydusių laukia. Ežerų akimis tu į tolį žvelgi, kur Nemunas pievomis plaukia. Čia kalena gandrai prie sodybų margi ir akys paklydusių laukia. Ir kiekvienas po spindulį šimtą taką išminta į Bočių kapus. Tautinė juosta istorijos pinta, mūsų čia žemė ir buvo ir bus. Ežerų akimis tu į tolį žvelgi, kur Nemunas
O dabar dar trumpai. Bus filmukas apie Varnėnų kaimą. Prašom, Žydrūnai.
kaimo šventė? Norėčiau, bet nežinau, ar Na, bet stenkitės, lauksim. O ar prisimenate pirmą dieną, kai atvyko gyventi į Varnėnus? Ir kokie pirmieji įspūdžiai? kaip kaime. Sakai, kad į kaimas patiko. Na, svarbu, patiko. O jūsų nuomonė apie Varnėnus iki šių dienų pasikeitė ar tebeliko tokia pati? Sakykime, liko tokia pati. Na, ačiū, kad sutiko nusifilmuoti, lauksime kaimo šventį. Labą dieną. Norėjome paklausti, ar žinot, kad Varnėnuose 27 bus kaimo šventė. Aš tikrai žinau, savo kvietimą. Dalyvausit? Dalyvausiu, būtinai. Labai smagu. Sakykit, prašau, o seniai jūs Varnėnuose apsigyvenę? Mūsų 50 metų. O, 40 metų. Taip. Ir patys vaikus užauginot, vaikai užaugo ir patys pragyvenat visą laiką čia. O sakykit, prašau, gerai sutarėt su kaimo žmonėms, su kaimynais? Visuomet. Niekada neišparodys pats. Labai malonu, ačiū už pokalbį. Norėjau jums pakviesti, jeigu dar ir norime paklausti, ar tikrai būsite? Nežinau. O dabar gal norėčiau porą klausimų. Jeigu prisiklausimas pasivės metų kaimo šventė? Nežinau. O gal žinot, kada kaime buvo pastatytas kryžius? Nežinau. O ar galėtumai paklausti kaimo šventiniai? Labą dieną. Labą dieną. Norėjom užduoti kelis klausimus Varnėnų kaimo šventį. Ar šeimą sukūrėte Varnėnuose? Taip. O kaip pasikeitė Varnėnų kaimas nuo jūsų atvykimo? Kaimas paseno ir mes nuseno. O gal galėtumėte papasakoti apie Varnėnus plačiau? Ką? Varnėnai? Gražus kaimas. Žmonės gražiai tvarkosi. Turiu omeny aplinką. Ir šiaip tik atsirasta daug jau išmirė žmonių. O ko galėtumėte palinkėti Varnėnams? Santarvės, sveikatos ir gražaus bendravimo. Na, ačiū labai, lauksime kaimo šventį. Nu, jeigu visi mateisim, ačiū už pakvietimą. Labą dieną. Labą dieną. Norėjom užduoti kelis klausimus Varnėnų kaimo šventį. Su malonumu pasistengsiu atsakyti. Ar sunku dirbti bibliotekoje? Nu, žinokit, nesunku, jeigu darbas pačiam patinka, o man jisai patinka. Ir kuo daugiau ateina žmonių į biblioteką, tuo lengviau ir smagiau dirbti man. Na, kadangi dar dirbai kultūros namuose, tai ką galėtumėte pasakyti, ko mūsų kultūros namam dar trūksta? Mūsų kultūros namam trūksta pagrindiniškai žmogiškųjų resursų. Tai yra saviveiklos entuziastų, kurių niekada nebus per daug. Nors negaliu skųstis ir dabar turim tiek iš jaunimo, tiek iš pagyvenusių žmonių, tik tai norėtųsi, kad jų būtų dar daugiau. O ką galėtumėte palinkėti Varnėnams? Varnėnams norėčiau palinkėti bendros tolerancijos ir geranoriško supratimo visiems kaimo gyventojams, jų tarpusavio santykiuose ir dar daugiau sėkmės mūsų kaimo, Varnėnų kaimo bendruomenėje. Na, ačiū labai ir lauksim jūsų šventį. Labą dieną. Kadangi jūs esate mūsų kaimo seniūnas, tai norėtume užduoti kelis klausimus. Kokia jūsų nuomonė apie Varnėnus ir kaip vertinate mūsų kaimo bendruomenę? Varnėnai tai vienas iš didžiausių kaimų mūsų seniūnijos. Ir ko gero
kada visi yra ambicingi, tikriausiai ambicijos visada žmonės veda į priekį, tai linkiu ambicijų nestokoti varnėnams, linkiu viso ko geriausio jūsų bendruomeniai, toliau būti darbštiems, linkiu laimės varnėnų šeimoms, jauniems ir pagyvenusiems, žodžiu, viso ko geriausio jūsų bendruomeniai. Ačiū labai už gražius žodžius, na ir ką lauksime jūsų kaimo šventį. Pasisteiksime dalyvauti jūsų kaimo šventį. Ačiū už kvietimą. Ačiū jums. Užšilus šlamesiai girdžiu tave, matau smėlynų auksų užpustytą, žiedais jaustą pievų kilime, baltųjų samanų vojelius užmigdytą. Net ežerų, melsvokių gelmė, baltam sapne, berželių užguliuota ir gulbės atvaizde ant ežero bangos, skaitau iš tavo vardą išvingiuotą. Vadovas Leonas Pakalavičius, folkloro grupė jums atliks lietuvių liaudies dainas Banguoja auksiniai rugiai ir Aušta aušra. Thank you.
Pro vakaro tylą ir rytmečio vėsą, sugrįžęs prie gimtojo slenksčio stovėsiu, prie namo medinio ir šulinio seno, kur mano vaikystė kadaise gyveno. Įėjęs į vidų, prisėsiu prie lango ir taip, kaip jaunystėj, žiūrėsiu į dangų. Gal savo svajonę, jaunatviškai drąsią, po daugelio metų sugrįžęs ten rasiu. Bet guos tik tai guosnis, lyg tėvas pražėlęs ir duonkepė krosnis, ramins mane tyliai. O ilgesio taką per širdį numynė, tik vėjai dainuos man motulės lūpšinė. O gimtinė, kai žiūriu į žydrą dangų, nuo žemės spanguolėm ir grybais nusakstyta, tarsi sapno atskrendant girdžiu, aš tavo dvasios raudą užslopintą. Mielieji, savo dainomis jis nori pasveikinti Varnėnų kaimo ansamblis Varnėnų aidai, vadovė Lena Jasiulevičienė. Dvi dainas padainuos, kai dangus horizonte ir su gandrais. Thank you.
Dažnai meldžiu saulę ar žvaigždės, kad Dievas tavo saugotų ramybę, kuri dar miega tarp žalių miškų, sapnuojančių, dainuojančią vaikystę. Šiltai pasitikime jaunasis šio koncerto dalyvės Gabrielė Gausaitė ir Smiltė Masonytė. Mergaitės padainuos 2 dainelės – Lašeliai ir Viskas, ko man reikia. Ansamblis Varnėnų aidai atliks 2 dainas – Šiąnakt pamanais langais ir Ilgesio dainą. Dainavom tėviškai, dainavom mamai, o dabar vėl dainuosim apie meilę. Prašom papadėti.
tylios dainos vakarais. Gabrielė padainuos Gyčio Paškevičiaus dainą Mano kraštas. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilka dangų, sniego sodos ir pilis. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja, jie tvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jas grožio kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegul ją visos negandos aplenkia. Mano žemė, vieninteliai namai. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Ansamblis Dainava atliks dvi dainas. Tyliai skęsta svajonė žieduose ir Oi namučiai namai, žodžiai ir muzika Onutės Patalavičiaus. Pasakyk, ką man vakar apuosti.
kviečiame visus dalyvius giminių dainai. Kiek čia yra vadinasi ramučių ir švenčia ramunės? Pas mane. Kiek pasirenkus, galite atsiklaupti, galite klausti. Ar atsigulį ją ištraukti? O žinokit, yra dėl ko verta net ir atsigulus. Prizas geras. Tai ir pasiruošę. 2, 3. Dėja, jums nepavyko, bandykite dar kartą. O prizus gavot? Bet niekur neišneškit prizai, vis tiek grįžta prie stalo. Dabar taip. Jokiut neleisim kartis. Ne. Ateina po 3 žmonės į sceną. Kviečiam drąsiau. 3 poras. 3 poras į sceną kviečia. Prašom eiti. 3 po 3. 3 po 3. 3 vyrai, 3 moteris. O tai 3 poros ne tas pats? Aišku, 6. Kviečiam 3 poras. Mylėjai, sudalyvaukite. Taigi jūsų šventė, jūsų bendruomenės vakaras renginys. Būkit aktyvus. Aktyviai renkatės. Paplojam vieną porą mes turim.
mokyklą. Jeigu tau mama dabar tai pasakyta vaikeli, čia tu kaltūno viskį padarei. Viskas gerai. Jau tu tiek neatsiesi prie ko. Viskas gerai. Bet pripažinkit, jūs tikriau dirbat. Šitą komandai perkamė širdį. Kaip dirbat, daug dirbat, labai sunkiai dirbat. Kitąsyk net ir pervargsta. Ir tas darbas žmogų išalina. Ir tuo netgi parodo, kaip nereikėtų gyventi, kaip nereikėtų taip sunkiai dirbti. Bet visuomet svarbiausia išlikti žmogumi. Buvo kažkada atliktos žmonių prieš mirtį apklausos. Ir jiems buvo užduodami klausimai, ko jūs labiausia gyvenime, dėl ko jūs labiausia gyvenime pergyvenate. Tai pirmą vietą užėmė klausimas, atsakymas, kad labai daug dirbau. Antras buvo atsakymas iš daugiausia tokių žmonių, kad dirbau nemėgstamą darbą. Ir trečias atsakymas buvo, kad per mažai bendravau su savo artimais žmonėmis. Todėl linkėčiau visiems, kad to nebeištiktų su mumis. Pasitaisykime, ką galim. Turtai turtais, bet visada lieka mūsų tik tai geri darbai. Visa kita pelenai. Ačiū uždėmesį. Ne tik kaimyną, čia, ne tik kaimyną Medonam, Valentam, bet visiems, kurie šiandien išgirdo mūsų kvietimus, išgirdo mūsų prašymus ir taip šauniai čia susirinkę atvažiavo, pabuvom kartu. Bet mano nuopelnų čia yra mažiausia. Ir Kęstuti, aš esu paprasta mama, dažnai audžianti didžiulius skausmo rėkimus. Norėčiau, kad ateityje visų gyvenimas prašviesėtų, kad visos mamos džiaugtųsi, kad jų vaikai eina tiesiais ir dorais keliais. Ką vaikai jūsų mama stebėdama jūs iš aukštai tikrai gali didžiuotis. Balčių šeimos vaikai visą gyvenimą buvo nuostabus ir išliko žmonėm. Ir aš žinokit, čia ne vietoj, bet aš prisimenu vieną dalyką. Vežėm Kęstučio mamą į ligoninę į Alytų. Jai pasidarė bloga. Jis sustojo prie autobusų stotelės, paėmė tą maišelį ir įmetė iš šiukšliadėžę. Jis neišmetė nieko pakelėjo. Man tas jo žestas, tas nuoširdumas liko po šiandien dieną. Jie visą laiką buvo žmonės ir visą laiką mylėjo ir mamą, ir gamtą, ir mūsų kaimą. Ačiū Kęstuti. Tau atnešiu ko trokšti, apie ką tu svajoji ir šoka. Visos gėlelės užmigo, tik šaltas rytas paliko, kol tu brangioji verki. Ašaros byra nuo skruostų, visas ašaras šuosto, ką tu svajoji, slepi, dabar šokame vienoj visi. Aš atnešiu to saulę, nekadžiu iš visų, kaip ta pirmąją dieną, kaip ta pirmąją meilę. Visai gerai, šitą vasarą vėlę, pirmą rytulio tiesą, tau atnešiu brangioji, tau
šaunuoliai, jūs nuostabūs. Godų brangioji. Ašaros. Skėdžioji, ne? Tyli, tyli. Ir pasiruoškime visi dabar garsiai dainuoti. Aš atnešiu tau saulę, negirdžiu iš jūsų. Taip ta pirmąją gėlę. Taip, dar garsiau. Taip ta pirmąją meilę. Šitą vasarą vėlę. Taip ir visi. Pirmą rytulio giesmę. Tau atnešiu brangioji. Tau atnešiu patrokštį. Apie tavį svajoji. Kokio subtilumo ir kokio didelio pojūčio žmonės gyveno šitame kaime. Visi mano draugai stebisi, kai aš pasakau, kad aš esu iš Varnėnų kaimo, jie galvoja, kad aš juokauju. Sako, yra toks kaimas. Tikriausiai tie žmonės, kurie čia gyveno, jie iš tikrųjų labai jautė gamtą. Tai kaimo pavadinimas nėra atsitiktinis, nes ir miškas Varnėniškė arba Varnėniškė, kai rinkom tautosaką, ir ežeras Varninis, Varninukas. Taip sakant, tai yra visą tai nebuvo atsitiktiniai pavadinimai. Tai reiškia, šitie žmonės iš tikrųjų labai daug ką jautė. Bet žinoma galvojau, o kas tai yra, kodėl taip traukiu grįžti? Ir žinot, aš prisimenu labai tokį paprastą epizodą, kad aš svečiavausi Amerikoje pas savo mokinę, Floridai, ir jinai prieš 12 metų sakė, aš keisiu gyvenamą vietą. Sakau, Daiva, tu 12 metų pragyvenai ir tau negaila šitų namų. Ir žinot, ką jinai man pasakė? Sako, bet juk šiandien mano tėviškė. Ir šitai žodžiais buvo pasakyta viskas. Žmogui gyvenime tėviškė tikriausiai yra tik viena. Ir niekas kitas tikriausiai tos tėviškės neatsos. Aš galiu pratęsti tai, kas sako. Aš visus prisimenu šito kaimo senų žmonės, kurių dabar nebėra, kurie ilsisi Leipalingio kalnų. Leipalingio kalnelį. Senesnės kartos žmonės tikriausiai prisimintų. Sunku būtų įsivaizduoti šitą kaimą be tetos Saliutkos sulos. Tai yra nesulos, o saldės, kurią, kai jinai padarydavo, mes visi pasiėmę bidonėlius bėgdavom pas Janulevičius, bolesius. Niekas jų Janulevičiais tais laikais nevadino. Tai buvo bolesiai. Ir mes visi vaikai bėgdavom, nes jau Saliutka padarė saldų. Tikriausiai tokio gėrimo mano gyvenime daugiau skanaus nebuvo ir nebus. Aš dabar jaučiu tos saldės skonį ir visada svajoju, kaip būtų gera nors gurkšnį jos kada nors išgėrus. Aš manau, šitas kaimas tikrai ir būtų ne kaimas, jeigu nebūtų buvę Lazausko, to seno Lazausko, kaip mes vadindavom vaikai, kuris parėjęs iš ežero, parsinešęs iš ežero šitų karos, arba kartais pakliūdavo kokią kitokią žuvis. Būtinai Anelė atbėgdavo pas mus ir atnešdavo mums. Aš to kaimo neįsivaizduoju. Be kitų žmonių. Man tiesiog, žinot, jeigu aš esu mokytoja, jei man būtų kalbėti, aš galėčiau 3 valandas kalbėti, todėl aš gal pasakysiu taip. Iš tikrųjų, kiekvienas šito kaimo gyvenęs žmogus yra nusipelnęs tiek prisiminimų. Ir mokytoja Maslauskienė, kuri mus mokė, tas kalnelis, nuo kurio nusičiuožinėjom. Pagaliau aš visiems su didelę pagarbą kalbu. Juk šitie kultūros namai, kurie mes dabar esam, tai buvo Aliulio kolūkio pirmininko pastatyti. Ir šitos visos tujos. Aš visiems kalbu apie tai, kai buvo atvežta visa mašina medžių. Aš tą labai puikiai prisimenu. Buvo atvežta visa mašina medžių ir padalinta visai gyvenvietė. Sodinkitės ir gyvenkit gražiai. Aš tiesiog manau, kad būtent šitie žmonės. Ir todėl ir yra šitas kaimas toks. Nes žmonės buvo vieningi. Jie buvo visur, visada kartu. Aš iš tam jaunimui, kurie dabar to nebeprisimena ir kuriem tik aš kalbu yra visiškai svetima, linkiu, kad jūs visada irgi tai galėtumėt
šiandieną, kur tikriausiai labai mažai kas prisimena. Juk mes, aš linkėčiau, kad tas jaunimas, kuris čia yra, pabandytų visą tai kažkada susirasti ir apie tai tiesiog pasiskaityti, kažkur pasiieškoti, arba pasiklausti vyresnių žmonių. Ačiū visiems už Monstru,